Augitas 319 498 781 skliausteliuose. Kalcis, magnis ir geležis. Skliausteliai užsidaro 2. Skliausteliuose sekantis yra silicis, aliuminis. Skliausteliai užsidaro 2. Deguonis 6. Izoliacijos forma trumpais prizminiais kristalais. Silikatų klasė lentelės formos. Cheminė formulė kalcis, magnis, geležis. Skliausteliuose 2. Skliausteliai užsidaro 2. Skliausteliai atsidaro silicis, aliuminis. Skliausteliai užsidaro 2. Deguonis 6. Sistema yra monoklininė. Mineralo spalva juoda su rusvu atspalviu, žalsva juoda, tamsiai žalia, rausvai ruda. Linijos spalva yra žalsvai pilka. Skaidrumas nepermatomas, permatomas. Blizgesys stiklinis, dervingas, blankus. Kietumas 5,5-6. Lūžis yra konchoidinis ir nelygus. Stiprumas yra trapus. Savitas svoris 3,3 arba 3. Skaičiai į akmenis amžinam gyvenimui išvystyti. Autorius Grigorij Grabovoi. Cheminėje formulėje reikia sutelkti dėmesį į raides M ir G. Koncentruojantis į amžinybės ištobulinimo užduotį, būtina nustatyti užduotį ir apsvarstyti atitinkamą mineralą, kad būtų lengviau atrasti cheminės medžiagos savybės žmogaus organizme ir leisti joms vystytis iki tokio lygmens, kad aprūpintų save ir visus amžino gyvenimo. Užduotis būtinai turi pasiekti rimtų jaudinančių rezultatų ir tam užtektų tik pamastyti apie cheminių medžiagų sąveiką su savo sąmonė ir siela, kad pamatyti amžinybės vystymosi procesą. Šiuo atveju žiūrėdami į raides E, F, E ir A, L, F ir Al, suvoksime sąveiką kaip kognityvinę sistemą, kuri atspindi sąmonėje kaip antrinė vystymo sistema. Ši antrinė sistema susideda taip, kad žmogaus fizinis audinys sudėtas iš cheminių medžiagų ir tam tikrų būdų suvokia kitas cheminės medžiagas ir jų dėka gyvybinės funkcijas. Pavyzdžiui, parašius atitinkamą formulės formą, išryškėja atitinkamas viso pasaulio super užduoties lygmuo, kad kai kurios cheminės medžiagos išsidėsčiusios tam tikrų būdų kažkaip veikia kitas cheminės medžiagas. Todėl galima mokytis, pavyzdžiui, keisti visus realybės objektus. Galite paimti augito mineralą ir suskirstyti jį į kelias dalis. Ir tai gali daryti žmogus atitinkantis cheminės medžiagas. Vienas mineralas šiuo atveju susideda iš cheminių medžiagų, o augito medžiaga išvysto stipresnę valią ir pajungia pasyvias sistemas įskaičius ir žmogaus veiksmus. Stebėdami šią pasaulio prigimtį galime suprasti, kad pats gyvenimas yra amžinybė organizuojanti sistema. Todėl tam tikros cheminės medžiagos esančios žmoguje, žmogaus sąmonės įtakoje, pradeda reaguoti į šią pasaulio organizavimo sistemą ir tada jų gyvenimas sparčiai vystosi amžinai. Įgyvendintas valdymo tikslas, kad žmogus visada būtų sveikas ir amžinai gyvas ir laimingas. Tai yra amžinai sveiko gyvenimo pasekmė. Žmogaus gyvenimo amžinybės esmė turi būti perkelta per sąmonės šviesą į cheminius elementus, sudarančius žmogų. Kartais pasitaiko pasipriešinimų, priešinio veiksmo sistema, todėl, kad bet kuriame žmogaus cheminėme elemente yra visa amžinojo vystymosi informacija, kuri kertasi su priešingai nukreipta informacija apie suvoktą viso pasaulio amžinybę. Visas pasaulis yra amžinas. Todėl
Bet kokia jo apraiška veda į pasaulio egzistavimą. Ir tada tampa aišku, kad nėra galutinio pasaulio veiksmo, nes bet koks veiksmas veda į apmąstymą pasireiškusiame egzistuojančiame pasaulyje ir bet kokiame įvykyje. Pasaulio begalybė yra logiškai suprantama kaip grandas žmogaus asmenybei, pasaulį apsuptos begalybės ir amžinybės. Todėl ir iš pasaulio amžinybės išplaukia, kad mes gimėme ir esame amžini. Gebėjimas sujungti informaciją per sąmonės veiksmą, pavyzdžiui, koncentracija pagal cheminę formulę leidžia teisingai orientuoti cheminius elementus į savo kūną amžinybės išvystymo kryptimi. Reaguojant į bet kokią informaciją, nusiteikite taip, kad gyvenimas nėra baigtinis. Ir tokiu būdu galite užtikrinti, pavyzdžiui, nuolatinę jaunystę, įvedę amžinos jaunystės sampratos buvimą į atitinkamą amžiaus ribos lygmenį, nes cheminiai elementai yra materialios sistemos. O gebėjimas juos valdyti organizme yra stipri valdymo sistema, susijusi su gana efektyviais organizavimo būdais amžino gyvenimo. Dirbdami su spalvomis galite apsvarstyti šią valdymo sistemą, suvokus žalsvai juodą spalvą, ypatingai būdingas stiklinis blizgesys. Tada įvertinus valdymą tokiu požiūriu, kad pats mineralas yra permatomas, bet neskaidrus, galima valdymo lygmenį, pavyzdžiui, įsivaizduoti šviesos pluoštą, einantį per mineralą tokiu būdu, kad atsiradęs pluoštas turi tik žalius atspalvius, be juodos spalvos. Tai rodo, kad galima sukurti valdymo sistemą, kai galima priverstinai atskirti vieną informacijos elementą nuo kitos informacijos sistemos. Kai kalbame šiuo atveju apie mineralą, tai yra sąmonės darbas su mineralo augitu. Todėl šis mineralas turi tokią savybę, kuris tarsi filtruoja informaciją. Čia taip pat galite siųsti bet kokią informaciją, kuri jūsų manymu jums nereikalinga. Tai yra, norite pašalinti iš savo valdymo įvykių. Tada galite tiesiog įsivaizduoti mineralą ir protiškai atlikti įvykio valdymo struktūrą per tam tikro spindulio pavidalo. Ir jeigu suvokiate, kad spindulys yra įvykis, kurį norite sukurti arba išformuoti, tada informacija bus filtruojama greičiau, nenaudojus mineralo struktūros su tam tikra praktika. Galima dirbti tiesiog per sąmonę, nenurodžius mineralo sandaros. Tegul tai būna per amžius ir iki begalybės, fiksuoju rezultatą pagal visus realybės objektus, kurie šviesoje sielos fone ir pervedu šią valdymo sistemą ir nepertraukiamą valdymą nuo šiandien iki begalybės. Video sukūrė ir įgarsino Sigutė.